Pasirinkę kitokį sprendimą, galime iš karto pakeisti savo karmą. Nėra jokios karminės skolos, kurią reikia išmokėti prieš pradedant keisti savo karmą. Jei mums nepatinka mūsų karma, visada galime priimti naujus sprendimus, kad ją pakeistumėm. Ir tai iš tikrųjų gali įvykti labai greitai. Jei, pavyzdžiui, nusprendėme pasakyti ne įsipareigojimui, kad įgytume laisvės, mūsų karma iš karto pasikeičia į daugiau laisvės. Tai nereiškia, kad neturime prisimti atsakomybės už savo blogus pasirinkimus, kuriuos padarėme praeityje. Galbūt turėsime mokėti alimentus vaikams ar kitas skolas, tačiau tai nereiškia, kad neturime kitų galimybių. Galia ir atsakomybė žengia koja kojon. O neatsakingumas visada sumažins mūsų galią. Taip pat yra su kitų žmonių kaltinimu. Kai mes kaltiname kitus dėl savo situacijų ar net savo gyvenimo, mes atimame galimybę iš savęs kurti savo gyvenimą. Kaltinimais grįsti pasirinkimai visada manifestuos mums dar didesnių kaltinimo situacijų ir prives mus jaustis gyvenimo aukomis. Taip yra todėl, kad kaltė atima iš mūsų atsakomybę, o kartu ir galią.